Sveikinuosi iš Wild Forest House. Pas mus šiandien lyja, sausio 2 diena. Tai kadangi lietus lyja, reiškia, grybai pradėjo dygti, tai išėjau kiemą pasižiūrėti, ar iš tikrųjų. Va čia kažkokie dygsta. Mano krepšelis, nežinau, šitų nepažįstu, tai neimsiu. O va čia dar žvinabudės, bet jau biški peraugęs jau šitos žvinabudės, jau irgi negaliu imt. Bet einam pasižiūrėti, gal dar kažką rasim. Einam, va čia voverytės šeriklėlė, staliukas. Aha. Einam pasižiūrėti, pagrybauti biškutį, va žemynį krepšiuką tokį pasiėmėm. Ir žiūrėsim, ką čia rasim. O, yra pridygę, va. Žiūrėkit, va. Čia šitos jau prieš kalėdas turbūt dygė. O va čia, va šviežiai visiškai išdygus. Nu, šitą galima tikrai jau imt. Drąsiai, va, turim. Va čia voveruškų pridygė. Bet čia turbūt dar prieš kalėdas dygė. Tai tas paliksim. Einam toliau pasižiūrėti. Gal dar kažką mums miškas padovanos. Ką čia dabar? Čia nėra, gal baravykai dar nedygsta. Dar lietaus turbūt mažai. Bet va, palyjo jau voveruškos. Turbūt pradėjo dygti. O kasgi čia? O, kokia graži šviežia sausio mėnesį išdygus. Tik. Aha. O čia šaka, gal reikia šaką pakelt, gal kas bus. O, žiūrėkit, ir po šaka yra grybų. Kaip čia man juos dabar nuskint jų. O, parodyti. Opa, va. Va, tai kiek aš čia per minutę jau radau 5 grybus. Nu, manau, prisigrybausiu padažui voveruškų.